Jokiais būdais neimk jokių narkotikų. Šimtai gali valgyti jau. Ja. Tai vakar viskas buvo daug garso apdaunojimus, nes nebuvo tylos. Nes ne mama apdaunojim. Martino tylos nebuvo. Nebuvo? Nežinau, nesam vien. Nemačiau. Daug ko ten nebuvo. Nes mama gauna SMD apdaunojimą, nes dviem. Sveiki, šiandien sveikinamės dar vienoje pasikalbėjimo prie Surrealio laidoje. Ir dar ne rugpjūtis, bet pas mus studijoje Jarutis. Pas mane jau kietas kalinas, nes studijoje Justinas. Aš su dailininkas atėjau, galvoju, parimuosiu kažką. Daug suvalgai šitų per filmavimą. Atrodo, kad daug. Jeigu pokalbis neina, tai minimum vien. Šiaip dailininkas, bet galim sakyti kaubojus. Nes mėgsta country stilių. Arba karvės. Jo, nėra, kad Lietuvoje neegzistuoja kaubojai, tiesiog ūkininkai yra. Manau, kad ūkininkai neįperka skribelių. Ta viena klausomiausių dainų rugpjūtis. Kodėl ne rugsėjis arba spalis, lapkritis, gruodis, sausis, vasaris būtų trumpesnė daina, nes mėnesis trumpesnis. Kovas, balandis, Sveiki, gal? Aš ir nežinau. gegužė, Ronkas prašė dainą rugsėjais jau. Liepa. Šiaip galit albumą sukurt 12 dainų. Ir žinai, kaip vadintas? Metų laikai. Kalendorius. Ir tą prieš naujais metais paratuoja, kai būna tie kačiukų kalendorių pardavinėtų albumą ir mačiutės pirktuom. Atverti mėnesį ir visą mėnesį vieną dainą groja. Vakar sužinojau, kad Steponas Januška kažkada 24 valandų koncertavimo maratoną darė. Anksčiau kokainas geresnės kokybės būdavo. Kuris dar geras? Sagonam nėra. Aš pirkau nykštuką daug, nes buvo akcija. Braškinis. Braškinis gerai. Turėtų būt. Aš važiavau nevalgęs. Šiaip ar daug heiterių turi būna, kad žmonės tiesiog rašo, ei tu, Jaruti, tu man nepatinki, tu esi ten kvails, kak nors tavo muzikos smirda bezdalais, kodėl nesukuriu dainų apie kiekvieną mėnesį ir nepavadini kalendorium albumą. Būna taip? Geresnių klausimų turi ten? Geresnių klausimų turi? Tada reiškia valgysim. Kas tą geriausią draugą muzikai? Nėra draugų muzikoje. Nėra? Tik priešai? Tik kolegos. Nes tikriausiai užknis susitikti per laisvą laiką ir kalbėti apie muziką ten. Ei, aš ten vakar Doremi padainau. Nekalbu aš apie muziką. Nes net ir draugų muzikantų.
Exactly. Kažkoks čia išmatų kvapas, bet Man atrodo, kad tu... aš žiauriai kartais užimtas ir pamirštų nusituštinti, gerai pas mane. Šūdą radau. O, labai Šaltai smirda. kelnis. Išmes pro langą, jeigu gali. Labai smirda. Gerai, bet Kažkada koncerte mano sakė, irgi buvo kažkas sužaidė kvapą. tai gali būti priežastis. Aš labai užimtas žmogus būnu, aš nespėju nusituštinti, tai prisivarau kelnis kartai. Ieškojau info. Daug ieškojau info. Apie tave. Google. Ir įvedžiau ir man jokinga buvo nusadžė pasiūlymai Google. Ir pats pirmus buvo Justinas Jarutis kaina. Kiek rašė? Bet man įdomu, žmonės, lietuviai mes domimės kainų, kodėl nieks nevedu Justinas Jarutis su nuotaika. Kaip jaučiasi Justinas Jarutis. Nieks nesidomi. Man atrodo, visi nori, kad hujovo būtų nuotaika. Visiems pinigai tik įdomu. Štai mes gal ir esam tokia liūdna tauta. Tu atrodai labai liūdnas. Nes nei kainos, nei nuotaikos. Man buvo, išmetė 2 kainas paspaudžiau. Tai labai sviruoja, nes pirmą 5000 berezit. Antrą Čia tu šiandien užklausą atsintai? Nes man atėjo. Ne, bet negalėsim sumokėti. Aš mačiau, kad ten dėrėtis bandyti, aš net netrašinėjau. Mėgsti apsidarskyti, ne apsitą. Ja, tai pirmą kaina 5000, o antrą buvo kaina, man atrodo, 5 eurai, kodėl toks svyravimas. Nelabai. Buvo ir skelbė LT daug. 5 eurai? Jo. Už kamuoliuką mano. Ai, Aš turiu golfo kamuoliuką, kuris kainuoja 5 eurus. aš kažkaip gal skirius tai žmonės pagal. Pagal ką? Kas gali 5000 sumokėti, kas kam 5 eurus. Aš nežinau. Kiek tu gali mokėti? Jau nuo trečio. Nėra saguonam. Jau trečio. Ir trečia? Kol kas daugiausiai svečių suvalgys. Čia daugiausiai? Niekas nėra valgęs tiek? Tiek ne. Pavana, aš šiandien esu nusteikęs bananinį išbandyti. Mes turim tokį intervenciją mūsų laidų lašišos klausimus. Šitą lašišą parašą klausimą ir išmet. Ir mes nežinom, koks klausimus čia išmet per akvariumą. Man paskaityti? Tai aš paskaitysiu. Sveikas Justinai, žinau, kad propaguoju golfą. Yra teisybės. Tai toks žaidimas, kai su lasda muši kamuoliuką ir tikėsi, kad tavo gyvenimas taps prasmingas. Ar negalvoji išbandyti, ką nors įdomesnio, pavyzdžiui, ilgai žiūrėti į sieną? Gal. Bet geras klausimas. Pirmas geras klausimas šiandien. Gal mažiau kainuotų. Nes aš pats bandžiau golfą. Tikrai? Ja. Europas buvo vaikštyn pas Juozapą. Parašė, kad nemokamai galiu atvažiuoti pamoką. Šiaip nebūčiau Man važiavęs. irgi parašė. Bet nepavyko, reiškia, kažkas. Ne man sportas per daug įdėt. Pastangų, ne? Nesimėgėjęs, matau. Vaikščiai ten didelis atstumus. Čia sunkioji dalis turbūt tau. Nu ten prieėjimo dar laiptai yra, ten sunkioji dalis. Nėra ten laiptų nemeluoja. Nu man iš namų išeit laiptai yra. Tau ir ją pačią leisti sunku, reiškia. Taip. Eilinis epizodas apie mano svorį gal. Tiesiog eini laiptais, taip Čia pasvyris. pirmas epizodas ar ne? Koks?
Šiaip bendrai? Jau Ne, apie tai, ką pasakai, ką tik. Apie viršsvorį? Apie svorį, aš nesakiau viršsvorį. Hmm. Gal tu esi tiesiog peak performance body. Ne pirmas. Visi tą sako. Tu kupiškai augai. Beveik kaimynai esu, kaip sakiau, aš iš Biržų. Ten kiek? Labai toli. Kiam kilo, piam. Piam. Mes niekada nevažiuodami į Biržus. Nu. Bet aš puikiai suprantu, ką reiškia augti mažam miestelį, kai esi gražuolis ir talentingas. Abu tam pačiam amplua. Ar pasiriksi gimtinės? Nes nebuvau gimtiniai toks gražus ir talentingas. Ar gal turėjai pravardį vaikystėje? Jarutis Karutis. Kitą turėjau pravardę. Man išgirst? Riurikas. Nesirimuoju. Žinau, man buvo keista. Nežinau, kodėl sugalvojo tie 12 man šitą pravardę. Mane vadindavo Žilvinas Pilvinas. Kodėl? Jis pilvus, Pilvinas. Tai visi turi pilvą. Tai pirmas žmogus, kuris bando gražiai pasakyti, kad aš nesu storas. Tu nesi storas. Tu gražus. Reikia taip savo logotipą gerbti. Sakė. Bet žinai, tam miestį užsinsi tas asfaltas. Noris kartais per dirvų pasivaikščioti. Nuskinti agurką iš savo daržo. Pavogti braškį iš kaimyno. O jis negali tavęs pagauti, nes sėdi neįgaliojo vežimėlį. Ir tu to naudojas. Bet klausimas, kaip braškis užaugo pas jį. Jis nesirūpina jau. Bet gamta yra nuostabi ir neprognozuojam. Supranti, ką aš sakau. Čia gal Biržas labiau tai buvo. Mes vyšnės vogdavom. Bet su kaimynu tokia pat situacija yra. Panašiai. Ne. Tu geras draugas su Mantu Bartuševičium. Neblogas tai. Kaip manai, ar atsiras vietos antram komikui? Bet tai ne antram turbūt jau. Apie save kalbi? Nebūtinai apie save. Bet aš neblogas draugas ir su Mantu, ir su Stonkum. Atsirastų vietos trečiam komikui? Neblogas Ne tokiam draugas ir su Katleriu. Bet Žilvino dar neturiu. Nes Žilvinai Ir Šalčiai. pagarsėjo kaip patikimi žmonės. Plius aš žydus. Tai ten, gal gausis, ne, kažkaip. Galėtum golfą pažaisti. Aš tu, Mantas Bartuševičius, ar tai esi toks neoriginalus, kad tau draugai tik Mantai, kad nereiktų atsiminti daugiau vardų? Aš manau, turi būti geras žmogus. Jau turi būti daug. Tai ta vieta neužimta dar. Galėtumėm golfą visi pažaisti. Varom. Galim ir dviesi, jeigu nori. Pakepti šankauliuko. Barbecue. Ką ten kaubojai dar. Galim ir su mašinėlė važiuoti, jeigu tau sunku eitų. Gerai. Kada?
Aš numerį turiu to. Tai. Turi. Aš tavo neišsaugojau. Tai žinok, tiek parašys, kad nereikia išsaugoti, supras, kas rašiniai. Ne. Mhm. Buvau užblokavęs, man atrodo, ten porą metų, bet atblokavau. Pagaila. Tavo išvaizda keičiasi kardinaliai, kiek googlinam. Buvo irgi plaukai barzda, buvo dažyti plaukai, buvo ūsai, ten barzda. Kuri tau labiausiai patinka? Kuris etapas mano? Visai su dažytais plaukais niekad atrodo. Šviesiai. Jo, šviesiai. O kaip pagal nuotaikį ten būdavo, ar pagal kūrybinį etapą kažkokį? Pagal nuotaiką turbūt labiausiai. Kirpėjo nuotaiką. Čia tas vienas klausimas bus žmonėm, kurie įsijungia, kurie tikriausiai iš Justino pusės atėjo ir įsijungia kaip informacinį podcastą. Tai čia tas vienas klausimas, kuris normalus buvo. Sakykim. Tai šiemet pas žuvį lašišą Vėžys Staną atsikraustė. Čia buvęs Vėžys, supratai, bairį. Ir jis turi nuomonę irgi apie viską. Ir apie mūsų svečius nuomonę reiškia. Tai apie mane reiškia. Apie tave, tai jis pasakys apie tave nuomonę. Justinas Jarutis yra talentingas muzikantas, bet ne tiek talentingas kaip aš. Aš esu talentingiausias pasaulio muzikantas, man pavydi visi, o Justino Jaručiai nepavydi visi. Tai va. Beje, šiandien labai gerai pavalgiau, buvo labai skanus bifšteksas su bulvytėm ir kompotas su braškytėm. Ačiū. Čia tiesiog toks interpas gali. Nebūtinai. Jis per prievartą bando įkišti visada savo nuomonę. Šitas Vėžys? Vėžys Staną. Ar yra buvęs, kad, pavyzdžiui, Aš dar vieną paimsiu. jo, rekordus. 4 rekordas? Jo, rekordas. Pilnai. Man patinka būti laimėti. Bet tik pirmą valgį ar jau antrą? Aš. Gal užteks jau gerai? Ar yra buvę, kad nueini kur nors iki mašinas ir nori atsirakinti ir galvoji, o ne, aš palikau raktus namie, nes mašinos raktai buvo prisegti prie mano smuiko rakto, nes tu muzikantas. O smuiko raktą dažnai neimi. Šiandien vietos galvoju, nes tiesiog buvau užsirašęs smuiko raktus, kažką sugalvoti su smuiko raktu. Gerai šitas. Tai, jau vis tiek užbaiginėsim. Jau baigiam čia? Mes daug nefilmuojam, nes vis tiek nelabai kas žiūri. Ir aš nebandysiu rodyti, kad čia geriausias pokalbis, kuriam tu buvai. Peržiūrės tai parodys. Žinai, mes nuo svečio priklauso, ar daug peržiūrų bus, ar ne. Taip turėtų būti lievas jausmas tavo, ne, kai nuo svečio priklauso, ne nuo tave. Toks gyvenimas. Tu manai, Jim Fallonui taip pat yra ir dėl jo žiūri. Smagu, kad tu mūsų vieną kategoriją sudėjai. Ne, aš tik tai pirmą vardą pastaikysiu, pasakiau. Čia dėl svečio irgi žiūri. Nu, tai sakau, nebandysiu rodyti, kad čia geriausias pokalbis, bet jeigu tu taip jauties, galėsi man atsiųsti kažką įdomu, nežinau. Adresą žinai. Arba galėsim nueiti tą koncertą, pasilikti aš tuo. Mantas Tonkus, Mantas Kalderis, Mantas Bartuševičius. Tiesiog 5 geriausi draugai. Man tai plinka? Tiesiog aš tu ir Mantai. Arenai. Areninį turą. Aš tu ir man tai per daug.
Pabaigai dovanėlį, visiems dovanėlį turim. Čia jau tikrai mes baigiam pokalbį. Ja, tai Bekoks dovanėlį. trumpas. Ant to šūdo tik... Šiaip vienintelis kartas, kai ant šūdo turbūt gali užminti. Užmink ant šūdo netyčia. Nes ta grupė būda Freaks on the Floor, tai čia Freaks on the Floor. Ir jeigu tai padės, bus Freaks on the Floor, tai tau atsiminimų iš senų laikų. Ačiū. Tai ačiū Justinui Jaručiui. Sekit mus, prenumeruokit. Bet tik gal dar porą klausimų užduoka, iš per trumpai. Auks skambin. Taip, gerai. Ne, Supratau. bitas tavo pridau. Tai sekit, prenumeruokit, nueikit į Justino Jaručio koncertus ir į mano stand-upus. Kada tavo stand-upai? Vasarį pradėsiu naują turį, tai ateikit būtinai. Ateikit būtinai pas Žilviną. Jeigu jam žmogui reikia paramos. Ar turit kažkokį produktų, kurių galiojimų pabaigai, tai galite atnešti. Į turą? Jo, Kaip turas vadinasi? dar nėra paleista. Jokiais būdais neimk jokių narkotikų.